Labas rytas, štai ir aš vėl bandysiu būt kaip vakar. Atleiskit už šitą etiudą. Stengsiuos, kad tai nepasikartotų, bet pasikartot. Esam šalia Moki vežėjau, važiuojam pasikrauti medžiagų ir važiuosim į objektą. Gerai. 1, 2, tą patrauksim. 3, 4. Pasiruoškim vietą atsijoms. Šitus liktai 7. Parvažiuosim iki betono mozaikos dar bortelių pasimt. Išsipardavė Moki veži, sakė visus, tai pasimsim tiesiai iš gamintojo. Betono mozaika, vadėka, prikepta. Tai tvarai, padodi vaštaraštį, ar kaip ten prekių pakrovimo lapą ir lauki. Tada atvažiuoja tau, jau įmeta į priekabą ir varai lauk. Nereikia kaip į tose parduotuvėse rankelėm stabiliuotis. Šį patogu, atveža būtent kiekį, kokį tau jau reikia ir įkrauna. Tvaro, oi kiek. Kokio krūva. Tilps, ne? O, kaip gražiai. Nu va. Hoba. Tobula. Atvykom į šiandienos darbo vietą ir čia mes montuosim bortelius. Nėra užbaigimo aiškaus, gražaus ir taip pat nėra tvirtumo. Tai susidėsim bortelius, bet prieš dedant noriu šiek tiek prasilyginti siūlės, nes matau, kad yra išsigaubimas. Ir jeigu aš dabar neprasilyginsiu, aišku, aš nusipjausiu bortelių, susidėsiu, bet tos siūlės jau tada nebegalėsim ištaisyti, nes jau viskas bus čia užfiksuota. Tai aš biškelį prasistumdau šitoj vietoj. Yra toksai. Tai aš šiek tiek prasistumdau, tada užšluosiu ir tik tada žymėsiuos, kur reikia nupjauti. Atrodo toks trumputis darbas, bet užtruksim vis tiek visą dieną. Atvažiavęs pamačiau, kad dar ir užšluoti reikėtų visą kiemą, pravibruoti, tai va šitus dalykus šiandien ir pasidarysim. Iš karto sakau, kad jeigu patinka toks formatas, parodau ką ir kaip daryti, tai paspauskit patinka, komentarą palikit, kokie darbai domintų, detalus ir žinoma paspauskit prenumeruoti. Šitą kiemą dėjom pernai metais, tai tas pačias trinkelės čia buvo sudėtos, bet jų buvo išsivažinėję, plus buvo nuolydžiai šiek tiek jau pabėgę, tai nurinkom ir tada sudėjom naujai. Aš mėgstu naudoti tiek acijas, tiek betoną iš maišų. Pirma, tai yra labai patogu dirbti. Antra, aš visada palieku dar užsakovui bent kelis maišiukus kaip priminimą, kad būtina ir pačiam pasišluoti. Tai čia kas liečia acijas. O kas liečia betoną, tai lygiai taip pat. Labai, labai patogu. Nereikia skubėti, kad jisai tau sudžius, ypatingai vasarą, tai iš viso labai greitai džiūva. Tai esu šalininkas. Aišku, jeigu čia kalbėtume apie didžiulius kiekius, nu tai gaunasi tikrai brangiau, bet jeigu kalbam ten apie 0,3-0,5 kubo, nu tai ten, tarkim, 0,5 kubo dabar kainuoja turbūt 55 eurų betono mazgė Šiauliuose. Nu, maišais kainuos kokie 80 gal. Teoriškai kaip ir atrodo procentaliai daug, bet bendroji sąmatoje tai tikrai nėra didelis skirtumas, bet patogumo prasme tikrai patogu. Bet čia vėlgi, kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Užsišluojam, daug nežaisim, tiesiog vat, kad užsipildyt šiek tiek, o paskui jau visą kiemą užšluosim. Šluot trinkelės, kai šluojat atsijom, geriausia šluoti va taip kampu, nes mes turim siūlę taip
Ir turim siūlę taip. Jeigu mes užšlavinėsim šitas siūlės taip, tai tuo pačiu iššluojam šitas. Ir atvirkščiai, jeigu užšlavinėsim šitas siūlės, tai iššluojam tas labai dažnai. Šluojant kampu, tu visas užpildai, o ne išvalai. Ne tik tvirtumui reikia šluoti, bet atkreipkite dėmesį, kaip smarkiai pasikeičia vaizdas vien užšlavus švariom acijom. Labai pasikeičia. Gerai, dabar mes galima išsitempti virvelę per visą ilgį iš principo. Aišku, dabar ant šito nuolydžio tai mes jos neišsitempsim. Tai va, kai pakilsim iki kalniuko, tada bus galima ir virvelį išsitempti. O dabar matuojam kampuose. 10, ar užteks man 10? Čia vis tiek nusipjau šiek tiek. Turėtų užtek 10. Dedam brūkšnį. Čia ir nupjaut bus sudėtinga palei pat. Bet jeigu būtų lengva, tai visi galėtų padaryti. Pakartojam dar į kalną. 10. Turim ir dabar čia jau būtų gerai šniuriuką. Didelės įtampos man čia nereikia, tai ir prisispaust nereikia kažkaip kosmiškai. Pasistatau va čia tiesiog savo trambavimo koją ties brūkšniu ir tada ten pasidedu. Įtampos didelės nėra. Ir dabar čia va prasideda įdomus dalykai, nes tvora nelygiai, tai tarkim čia aš dabar turiu 12, ar ne? Bet reikia žiūrėti, va, čia jau yra 10. Reikia žiūrėti, kur labiausiai yra išsikišus tvora. 10,5. Tai aš maždaug va taip tada ir susižymiu palei tą virvelę keliose vietose, o paskui jau užsidėsiu lazdą ir bus garantuotai. Paskui dedant bortus galima vėl išstemti virvelę, kad norint, kad tiesiai būtų bortas. Apskritai pasiruošimas yra turbūt vienas svarbiausių etapų. Gerai pasiruošus, paskui ten viskas eina easy. Neretai tai būna, irgi atrodo geras markeris. Sumoki, ten būna 5 eurus, va, 10 metrų užsibrėži ir nebėra markerio. Tai aš esu atsirinkęs, man labiausiai patinka Leica markeriai. Jie kažkaip ilgiausiai laiko. Nors visi rašo ant betono, ant visur gali žymėti. Aha, gali. Žymėti gali, bet labai neilgai. Įsijungiam vandenį, į pjaustyklę ir atsipjaunam. Vienas dalykas, ko labai nemėgstu, tai yra triukšmas, ypatingai pjaunant. Ir šį visada naudojau ausinės apsauginės, bet palikau jas sode, tai tiesiog įsijungsiu muzikytę, kad bent kažkiek tą triukšmą izoliuoti. Krydai groja, liuks. Jungiau bateriją vieną kraut ir, kaip ir sakiau, labai greit nusiplauna markeris, tai aš pirmą pasidarau liniją, įsipjaunu ir tada jau matysiu aiškiai, kur pjauti ir nereikės man bijoti, kad per ilgai užsistvėsiu vienoje vietoje ir nusiplaus visą liniją. Siūlę atsipjovėm, dabar lygiai tas pats bortelį kelsim gerus 5 cm virš trinkelių, kad visas tas purvas nesiplautų ant viršaus ir reikia nusipjauti tvorą. Tai norėtųsi, kad visur tas tarpas būtų plius minus vienodas. Nu, tai imam, pavyzdžiui, vietą, kur yra didžiausias tarpas. Dabar, tai tarkim, mes turim 12. Jeigu bortelis bus 5, nu tai va reiškia 7 cm virš bortelio. Tai aš visur ir taikysiu tą patį principą, kad visur būtų 7 cm virš bortelio. Taip turėtų būti kur kas gražiau, negu
kad šokinėtų. Tai dabar reikia susižymėti ant tvoros lygiai taip pat. Tai nuo trinkelės tiesiog 12 imsim. Ir visur bus vienodai. Jo, aišku, norėtųsi gal ir mažiau daryti tą tarpą, bet tada bus nevienodai. Tai va čia irgi neretai yra ta sunkioji dalis darbo, kad tu turi padaryti ne tik, kad būtų gerai, bet kad ir žiūrėtųsi gražiai. Kad paskui nešviestų tai negraži tvora, bet 12, jeigu čia tarkim darom, daugoka, gal tada bortelį šiek tiek dar daugiau pakelt. Galima bortelį kelt 6 ir lygiai tiek pat, kiek bortelis, tiek pat matysis tvoros. Taip gal logiškiau. Dvylika. Čia bus nepatogu nupjaut, bet kažkaip gal nupjausim. Gerai. Susižymėjom. Apačią spjoviau, kiek aš čia, 20 laipsnių kampų. Panašiai kaip ir fasado dalylentės pjautųsi, kad vanduo, kai bėga nuo tvoros, nesilaikytų, o nulašėtų. Ne taip puslentų galai. Aišku, čia dar būtų galima ir nutepti juos. Bet čia jau visą tą tvorą reikėtų nutepti. Šituo mes gal neapsikrausim. Čia irgi geras pavyzdys, kaip atrodo. Ai, tik ką čia trinkelistas. Tas trinkelistas, aš tai ypatingai, bet ir kiti trinkelistai. Tų darbų yra, kad bortelio sudėti, kiek tu turi pasiruošimo padaryti. Tai va, dabar dar pasimsiu tiesinį pjūklą, damušim lentas ir tada jau bandysim kažkaip nusipjautas trinkas. Bus ir batarkė turbūt nusikrovus, nes Hilčio didžioji batareika su galingiausiu tuo įkrovikliu pasikrauna per maždaug 20-30 minučių. Nusipjovėm, dabar nusiardom ir jau eisim prie betonavimo. Kameroj talpos liko tik 15 minučių, dar net nepradėjom betonuot, bet norisi kuo daugiau papasakot, parodyt. Tai dabar pasiruošimas. Trinkelė yra 6 ir apie 6 kišos virš, tai reiškia 12, lieka 8 cm borto, ir bent jau 5 cm betono turėtų būti, kadangi aš čia žinau, kad yra tvirtas pagrindas, nes aš jį ruošiau, tai betono galima nevaryto 10. Vėlgi, aš sau leidžiu nevaryto 10. Atsakomybė krenta ant manęs pačio. Jeigu sau darot, tikrai, sakyčiau, užtenka, jeigu papačia yra tvirtas pagrindas. Jei ne, tai reikėtų tada bent jau 10. Plus, kuo daugiau betono, tuo lengviau sugaudyti paskui bortelį. Bet nuo 5 iki 10 toks orientyras. Dabar turiu 6. Reikia man, kiek sakiau, 12, 8 ir 5, tai dar apie 12 cm reikia nusikasti. Tai dažnai manęs klausia, ar neišsiklaipo trinkelės, jeigu nenusirenki. Tai visada bandau nusikasti va taip paprastai. Jeigu matau, kad trinkelės klaipos, jeigu pagrindas iš apačios byra, tada taip, nusirenku tą vieną eilę. Bet tikslas yra jos nenusirinkti. Ir tiesiog atsikasam. Jeigu su kastuvėliu prieit neina, o tai būna tikrai dažnai, tai man patinka šitos kelnės. Ir tada tiesiog galvo ant galvos kris. Pasidėjau porą bortų, nes pradžia ten, kol susigaudžiau, kad taupyt laiką. Tai dabar yra rakšti subiniai, tai kabelis čia eina su šarvu, tai jisai trukdo, bet ką padarysi. Ir nusipjoviau šitą bortelę. Tai parodysiu, kaip aš pjoviau. Tai tiesiog su gurščiuku prisidėjau prie šito, kad pasižiūrėčiau pasvirimo kampą. Pasigavau, kaip turi būti burbuliukas. Tada prisidėjau čia ir lygiai tą pačią burbuliuko poziciją pasižymėjau ir atsipjoviau. Nes šitos trinkelės eina su nuolydžiu, kokiu bus bortas, lygiai tokiu pačiu.
Tai kad nereikėtų man ten jodėti, žymėti ir panašiai, tai va taip, paprastai, primityviai. Nu ir viskas, ir principė pasipili betono ir dedi bortą, kas čia nėra taip jau paprasta. Tikrai nepatogus priėjimas ir gal net ne pati geriausia diena rodyti, kaip dėtis bortus, bet ką jau padarysi, kad jau rodom, tai rodom. Kadangi čia, sakiau, yra tas šarvas, tai jisai labai trukdo, tiesą sakant. Ir dabar jaučiu ant jo guli ir aš nesukalsiu. Gerai, čia trūksta ten biškį nuimti. Tokiose vietose ypač sudėtinga, nes labai nepatogu. Va taip būna. Nėra net kaip prieiti. Gerai, čia buvo truputėlį per daug, tai nusigrandom. Ten truputėlį trūko. Apie betoną pakalbėkim. Susimaišiau sauso betono, kaip ir sakiau, ir kiek vandens reikia pilti į tą sausą betoną. Tai iš principo turit galėt padaryti gniūžtę ir jinai neturi išsiardyti ją pamėčius kelis kartus. Jeigu išsardo, biški per sausas, jeigu bėga vanduo, nu tai jau savaime suprantama, biški per šlapės. Ir va taip žaidė. Purvinės ir žaidė. Čianais šniūro net neverta tem dabar, nes padėjau 2 bortus, kampas keičiasi, dabar vėl padėsiu 2 bortus, vėl kampas keisis. Ir tada jau liks ten 6 bortai, dėl kurių irgi ten jau tą šniūrą temt, nei 5, nei 9. Tai viską padarom su gulščiuku tokiu atveju. Kadangi mes trinkelės esam atsipjovę tiesiai, tai mes jau turim orientyrą, ne? Nu, dabar turėtų būti gerai. Čia liuks, čia liuks. Ir aišku, dabar čia neverta, bet kai dėsim antrą bortą, net nereikia šniūro, tiesiog gulščiukas turi glaustis prie abiejų bortų plokštumos vienodai. Neturi jisai lūžinėti, neturi atsiverti jam laisvumo ar neturi atsiverti tarpų. Sekantį bortą padėjus matysit. Pirmą bortą pasigaunam su šiek tiek pasvirimu, į kurią pusę jums reikia. Tai šiuo atveju tai aš darau tiesiai, bet jeigu tarkim tai būtų trinkelių kraštas ir paskui vėja, tai šiek tiek į trinkelės paverščiau, nes stumimas vis tiek visai jėga bus į lauką. Čia nais to stumimo iš vis nebus jokio. Kitas klausimas, gali būti kažkas sakys, o tai nenusiardėjai, čia per mažai betono. Į čia borteliam virsti yra neįmanoma. Čia mes turim trinkelės ir pagrindą. Visa jėga persiduos, visas spaudimas persiduos tą jėgą į tenais. Tai ten svarbu, kad būtų galima užvetnuoti, kas irgi šiuo atveju yra sudėtinga. Ir tarp bortelių visada turėtų būti tarpas kelių milimetrų, tai kaip ir sakiau, paskui praeisiu su bulgarke, nes apačioje yra, čia matau dar biškį per mažas, tai tiesiog padailinsiu. Nereikia bijoti paskui su bulgarke, aš mėgstu, pavyzdžiui, va šitą irgi siūlę su šlifuokliu, kai jau viską užsišluoju, dar praeit, kur matau, jeigu man ne visai patinka, tai pavadinkim. Ir viskas, ir va taip dedasi. Padedam dar vieną. Čia viskas, manau, jums bus aišku. Sunku adaptuoti, šiaip pirmas objektas po atostogų, tai žiemos. Tai yra reikaliukso. O dar ir filmuot sugalvojau, matai. Bet kaip ir sakiau, pats sudėtingiausias yra pasiruošimas, kol tu viską pasiruoši, atsipjauni ir panašiai. Paskui jau pats dėjimas, tai, išskyrus šiuo atveju, čia dar tie pjausimai prisideda. Bet šiaip tai sudėtingiausia dalis yra iki bortų. Dar galima ir apie briauną pakalbėti. Bet pavyzdžiui, šita nuimta briauna, tai jeigu būtų trinkelės ir paskui vėja, tai briauną dėčiau vieną pusę. Nes tada lygi plokštumas sueina lygiai su trinkelėm. Kadangi mes čia turim kaip užbaigimą bortelį, tai ir briauną sukam į save. Nu,
Panašiau. Kas ieško švaraus darbo, tai tikrai ne prie trinkelio. Ir tada prisidedam taip, ne? Tai čia turi šiek tiek eiti į išorę. O tas į čia. Va taip. Va taip maždaug. Jo. Net ir be šniūro galima tiesiai sudėti. O paskui dar ant galo, jau kai bus bortai, išstempi šniūrą ir pasitikrini, jau ką kažkur patrauksi ir pastumsi. Betonas, va. Turim, ne? Točkelį, va. Su kastuvu. Hop, hop. Ir išsimaišius tiesiog pasitikrinsim. Geras ar blogas. Dar šiek tiek trūksta vandeniuko. Vandeniuko turim, nebėda. 6:30. Pabaigėm. Sorry, kad neypatingai aš čia viską aiškiai turbūt parodžiau. Po atostogų pirmas darbas ir pirmą kartą darbą filmuoju, tai buvo keblų ganėtinai. Tai parašykite, jeigu toks formatas įdomus, jeigu patinka, nu tai pasistengsiu padaryti geriau ir daugiau. Tai principė sudėjom bortelius, kaip ir kalbėjom, ir pralyginom kiemuką. Viską užšlau, dar kartelį subravau, tai dabar bus liuks. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit subscribe, nors man atrodo jau sakiau. Ir iki kitų kartų.